Wake up in the morning, Tokyo bright. Day of city walking, waking up in flight. Through the crowded city, tourists in sight. Out on the street, gonna have a good night. I think that this might be the life. We made it out here and we're living it right. I'll say it again, that this might be the life. I'll say it again, that this might be the life. Hey, we're out here in Tokyo. I'm loving it. I swear. Man, just listen to me. 光が照らす季節、赤い宮殿に踊る海岸の光線に。S15. Gale stovi už Kontinentalio. Atvykom į UDX parkingą ir panašu čia iki Habaro įvyksta mytas. Dabar leisimės B3. Panašu ten bus visas mašinas. Čia jau keletas yra eksponatų. Pirmą ten pažiūrėsim, o po to pažiūrėsim. Porą dar prabangesnių mašinų irgi. Ferraris, Mersas. Čia va toks įdomesnis eksponatas. Realiai, jeigu gaučiau tokią, kur čia? Nebūtų reikalo man ją turėti, parduočiau, nusipirkčiau seno japoniško šlamšto. Ne, tai einam iki galo. Ne, tenai, tada vėliau bus tokį. Visgi normalaus myto nevyko, bet apžiūrėjom kelias išskirtinesnės mašinas, S15, net ne vienas, o 3 berods, prabangių mašinų, nors netaip jos mus ir domina. Ir gale pamačiau, kad negalima čia parkuoti, net kad parkuotis negalima čia būti, jeigu neturi mašinas. Tai atsiprašau Japoniją, kad nusižengėm taisyklėm, to nenorėjom, bet nu jo, baka gaidžiant, kaip čia galima pasakyti daugiau. Čia per 5 aukštus. Čia vienas. Tai pakelsim į 2 aukštą. Čia visi aukštai virš. Aš norėčiau gal surinkamą modeliuką, nusipirkti yra skliuojami Nissanų modeliai. Nepamenu 4 ar 5 aukšte gal. Bet tokius dalykus pamatyti visada smagu. Šitą buvo galima rasti legendinių japoniškų mašinų. Praeitą kartą nepasiėmiau, gailėjausi šiek tiek. Dabar kažkokios nelabai įdomios tik tai guli. Aš jau jų nesuprantu ir nežinau, ar šiuolaikiniai vaikai irgi supras. Nu, Jarisą dar galima rasti, bet... Nežinau. Ai va, visgi yra. Kitam skyriui. O, net nemačiau. Ok, reikia pasižiūrėti. Šiaip realiai čia visko pilna, bet kai atvyksti su šeima ir vaiku, tai nei nori, nei yra filmuoti, nei reikala, nes žmonių daug, prisibrauti su vežimėliu nėra lengva. Realiai užsibūt vienoj vietoj ilgam, nes noriu. Bet Melisa jau kaip ir nori miegot, tai užmigdysim, eisim pasivaikščiot ir pasižiūrėsim visas tas anime gatves ir panašiai, kas ten what's all about.
Čia šitos visos gatvės tokios, kaip ir žinai. Kai einam tiesiai, gal pamatysim, ką nupirkti. Ar gal kažko skaniau atsigert? Jo, iš kuprinės įdėjau. Kažkas skaniau tik kavos, o... Čia yra sulčių ar dar kažko. Ai, ne, aš nebent kavos. Su cukrum kokį. Sekmadieniais nuo 1 iki... Jo, sekmadieniais nuo 1 iki 5 valandos yra uždaromas gatvės Akihabaros rajone tam, kad žmonės galėtų juose vaikščioti. Dabar va ką tik atidarė, pradeda mašinos važinėti, žmonės dar kai kurie laksto per gatves, policija reikaloja ir žiūri, ar visi tvarkingai dabar grįš į normalų eismą. Mindaugo Japonijos kasdienybė, kaip kasdienybė, atsarga iš indelio valgyt, tai kaip bomžiukai susiradom kažkokią nušalę vietą šalia pagrindinės ir ką dabar pavalgom, nueisim į Starbucksą, kažką skanaus pasiimsim ir judėsim toliau pasižvalgyti po naktinį Tokiją. Mindaugas ką tik apsidžiaugė, kad iš šito aparato lengvai nusipirko kažką šalto atsigerti ir po to ant pakuotės žiūri, kad kažkoks lyg grūdas nupieštas, tai sunerimo. Nusipirki iš aparato gėrimą, atrodo skanų, gaivų, pasirodo jis su grūdais. Vat. We're singing to a song I wrote. Neon was buzzing when I lit up a smoke, and the maid cafe girls were handing out flyers like come to our show. 6 valanda vakaro, aš trumpom rankojom ir dar su šortais. Geras oras. When they handed me a flyer, said the show's upstairs, and I was all dressed up like a